Tai iš tikrųjų Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate maždaug 12:30 buvo gautas pranešimas iš bendrojo pagalbos centro, kad Partizanų gatvėje šaunamuoju ginklu vyriškai buvo sužalota koja. Taip pat toje pačioje gatvėje netoliese kitas vyriškis buvo partrenktas automobiliu. Tad dėl šio įvykio Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamojo tyrimo valdyboje šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas. Tie buvo įvykiai siejami, ar ne? Pirminiais duomenimis taip. O kas, sakykite, grėsia tam asmeniui, kuris peršovė koją ar mašiną suvažinėjo žmogų? Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 35 straipsnio 2 dalį 7 punktą ir 253 straipsnio 1 dalį. Ar jis į ligoninę nuvežtas kartu sužeistasis? Abu vyriškai pristatyti į gydymo įstaigą dėl patirtų sužalojimų. O įtariamieji kur? Įvykio aplinkybės tyriamos. Bet jie pabėgė? Pirminiais duomenimis. Tas automobilis, kuris partrenkė, nuvažiavo, ar jisai sustojo? Visos aplinkybės tyriamos ikiteisminio tyrimo metu paaiškės. O kuri koja sužeista? Sužeistuosius, gal jie nurodė jau kažką, ar dar čia tik... Šiuo metu dar pareigūnai dirba įvykio vietoje ir apklausinėja liudininkus.